Sveiki mūsų žiūrovai. Šiandien pažolės plovimų keičiam priekinis padangas, kadangi jos yra ne visai geras stovė. Vieną nuleidžia pastoviai, tai nupirkom naujas padangas ir dabar keisim. Paruošim diską, tik tai dabar nudažysim. Ir čia viduj nudažysim ir dėsim naują padangėlę, kaip matom. Ratą truputį nudažėm, kad atrodytų gražiau ir surinkinėsim. Čia irgi viduj nudažėm su pilku, išvalėm, nes buvo daug rūdžių, kad būtų ramiau, kad rūdis gali patrint vidų kamerą pačiam. Viena padanga paruošta yra, tiksliau ratas. Galim palyginti naują ir seną, kur visas sutrūkčiojęs, nes šitas nuleido mums, tai pakeitėm. Tiksliau keisim abudu ratus, abidvi padangas, vieną jau dėsim atgal į vietą ir šitą nuiminėsim dešinę pusę ir vėl montuosim naują padangą. Vėl žolės pjovimas, viską pjaunam mulčeriuku. Esam patenkinti, dabar čia savo kiemo pjovimas. Važinėja sūnus, tai kad aš tik tai prižiūriu ir ilsiuosi. Po šios dienos ratų pakeitimo padangų, taip atrodo dabar mūsų ratukai ant Mitsubishiuko. Biškį nudažėm, atgaivinom, buvo dažytas ir kapotas truputį, taip lengvai, kad atrodytų gražiau. Tai kad šiai dienai toks mūsų trumpas video. Visiems sėkmės!